Labadiena, šiandien laidoje matysite. Keliamės į Telšių rajono savivaldybę. Kokie projektai Telšiuose remiami Europos socialinių fondų agentūros? 2007-2014 metų laikotarpyje, kai buvo šitas finansavimo laikotarpis, Telšių rajono savivaldybės administracijoje buvo įgyvendinami 25 projektai. 4 projektai remti Europos socialinio fondo agentūros buvo susijęs su mokymais. Savivaldybės administracijos darbuotojai turėjo galimybę kelti savo kvalifikaciją įvairiose srityse. Tiek kalbų žinojime, tiek pačiame administravime, tiek teisės aktų žinojime, tiek kokybės vadybos sistemos įdiegime ir jos vartojime pačioje administracijoje. Detaliai planai daromi, buvo įvairūs mokymai rengiami ir mūsų čia įdiegiami savivaldybė kokybės valdymų vadybos modelis. Tai vat, Elitų Primų, kaip žinote, čia daug įgyvendintų projektų mes išgražėjo ir tai manau, kad didžiąją dalim vis dėlto europinių lėšų. Aišku, prisidėjo ir savivaldybė, prisidėjo valstybė savo biudžeto lėšom, tačiau pagrindas vis dėlto tai yra europinės lėšos. Dėkojame gerbiamam Sauliui Urbonai ir poniai Laimai Simonauskienei. Keliamės į Telšių rūpybos skyrių. Ir yra kaip tik Telšių paslaugų centras pas mus, kur teikia paslaugas į namus ir tos paslaugos yra pigesnės ir mes tengiam kuo ilgiau žmonėms išlaikyti namuose, savo artimoje aplinkoje, biržai senatvai. Ir jie vykdo nuo pereitų metų integralią pagalbą namuose. Projektas yra dabar iki 15 metų rugsėjo 1 dienos, bet ministerija yra numačiusi vėl toliau tęsti projektai iki 2020 metų, nes tai tikrai pasiteisina. Ir rajonų žmonės, kurie gauna tą paslaugą, jau tikrai labai reikia. Projektai laimėti Telšių dienos centro, Mitkaičių dienos centro, Upinos dienos centro ir Žaliego. Savivaldybė vėlgi, turint tokius dienos centrus ir savivaldybė dirbantys, sakykime, darbuotojai arba, sakykime, atsakingi arba darbuotojai dirbantys tose centruose, turėtų rašytis projektus, kad iš tikrųjų tie vaikai ateitų, turėtų kur paruošti pamokas, turėtų šiltą aplinką bent jau, sakykime, iki 5 valandos ir turėtų ruoštis projektus tam, kad vaikams būtų gerai. Arba tiesiog grafikas gali būti vėlgi slenkantis ir, sakykime, ir iki 6 valandos, nes nuo 8 tikrai niekas neatvyksta. Dėkojame ponioms Rasai Gustienei ir Romai Mikalčienei.